Po to, kai atsistatydino Ingos Ruginienės vyriausybė, kai už borto buvo išmestas Remigijus Žemaitaitis ir jo Nemuno aušra, Kągi, šiandien vyriausybė priėmė sprendimą atsistatydinti. Valdžias į savo rankas perėmė Mindaugas Sinkevičius. Prisiekiu būti ištikimas Lietuvos Respublikai. Prisiekiu gerbti ir vykdyti jos konstituciją ir įstatymus. Saugoti jos žemių vientisumą. Prisiekiu visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę, sąžiningai tarnauti tėvynei, Demokratijai. Lietuvos žmonių gerovai. Te padeda man Dievas. Te padeda jums Dievas. Ir mes turim naują vyriausybę, kurios sudėtyje ir keletas naujų ministrų. Bet šiandien pasikalbėsim ne apie jų programas, ne apie tai, ką jie gero padarys, blogo padarys, nesvarbu, ką jie planuoja, bet apie įdomias jų detalės. Nuo Lietuvos balso, gimdymo namuose, iki skelbimų parduodant bulves ir eilėraščių apie varpas. Tai dalykai, kurių galbūt nežinojai apie naujosius ministrus. Labas, aš Aurimas. Ką praleidau? Gerai. Taigi, pradėkime nuo finansų ministro Taurimo Valio. Suprantu, kas čia dabar vyksta, šis mane egzaminuojat. Prieš pradėdamas darbą ministru, jis buvo ir ant kitokios scenos. Valys dalyvavo muzikinėme projekte Lietuvos balsas. Ir net ne vieną kartą. Pirmąsyk jis į projektą atėjo su savo dukra Emilija. Bet po kurio laiko savo jėgas išbandė ir vienas. Savo įgūdžius jis demonstravo su daina Whatever It Takes. Whatever it takes to become a minister of Lithuania. Yra gražių natų. Na, aišku, tąsyk mokytojai jokių kėdžių neatsuko. Pats Taurimas Valys tuomet YouTube'ai komentare rašė: kokią davė dainą, tokią dainavau. Nelengva daina, patikėkit. Tai ministrė laukiam dainos apie biudžeto deficitą dabar. Beje, Taurimas Valys, Algirdo Syso pavadintas kosmonautu, turi ne vieną, ne dvi, o 3 Facebook'o paskyras. Kaip jis aiškina, kad pagrindinį jo profilį prieš maždaug 1,5 metų kažkokie galimai sukčiai užgrobė. Ir dabar jis nebegali prieiti prie savo paskyros. Tai susikūriau kitą, kuriuo galiu naudotis. Aš niekad taip ir nepaaiškinu, kam 3 paskyra reikalinga. Te padeda man Dievas. Kultūros ministras Lukas Alsys. Jis yra vadovavęs Kauno kolegijos menų akademijai, dirbęs Kauno rajono savivaldybėje ir šiuo metu tęsia doktorantūros studijas VDU. Vis dėlto tas kelias į daktaro disertaciją nebuvo visiškai sklandus. Buvo paskelbta, kad Alsys ketino ginti daktaro disertaciją, tačiau darbas galimai sulaukė kritikos dėl įtariamo plagijavimo ir buvo įvertintas kaip nesavarankiškas. Vis dėlto Vytauto didžiojo universitetas vėliau pabrėžė, kad informacija apie tai, jog disertacijos nepavyko apsiginti būtent dėl galimo plagiato, nėra tiksli. Naujasis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Jis iš šias pareigas ateina su gana kontroversišku socialinių tinklų įrašu. 2021 metais per neteisėtų migrantų krizę protestuotojams bandant užverti kelią Rūdininkų poligoną, policijos ir viešojo saugumo tarnybos pareigūnai žmonės nuo kelio patraukė jėga. Martyno Katelyno tuomet Facebook'e parašytas įrašas skambėjo taip: kuo tarnybų veiksmai skiriasi nuo Baltarusijos OMON. Tiems, kas nežino, tai OMONas yra specialiosios paskirties mobilusis būrys. Kaip rašo AI-aus apžvalga, Sovietų sąjungoje, vėliau Rusijoje ir Baltarusijoje veikia specialios paskirties sukarintos milicijos policijos pajėgos. Kiek vėliau šitas įrašas buvo dar kartą prisimintas, kai buvo svarstoma Katelyno kandidatūra į ministrus. Tai ar atsiprašysit pareigūnai? Šiai dienai tokios retorikos nesirinkčiau, bet nuo savo pasisakymo nebėgu. Aišku, tai nėra vienintelis įdomus faktas apie vidaus reikalų ministrą. Martynas Katelynas yra ūkininkas. Ir prieš tapdamas ministru jis Facebook'e pardavinėjo bulves, o 25 metų vasarą kvietė žmonės padirbėti ir ravėti šilauogių tranšėjas. Tuomet, kai pardavinėjo bulves, jis jau buvo išrinktas Seimo nariu. Aišku, tuomet dar jis nebuvo prisiekęs Seimo narys. Ruošiantis šitam vaizdo įrašui, aš galvoju, aš nieko neturėsiu apie šitą žmogų, bet aš esu labai dėkingas tiems, kurie užfiksavo, ir ačiū labai naujai aplinkos ministrei, kuris sugebėjo spėti iki vaizdo įrašo filmavimo padaryti kai ką, kas būtų verta paminėjimo. Taigi, naujoji aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė. LRT reportaže buvo užfiksuota, kaip ministrė šnekučiuojasi su susisiekimo ministru Jūru Taminsku. Aišku, iš vaizdo įrašo nėra aišku, apie ką tiksliai jiedu kalbėjosi, tačiau internautų dėmesį patraukė Ievos reakcijos ir kažkas panašaus į flirtą. Pati ministrė vėliau paaiškino, kad su kolega tiesiog pajokavo, apie ką tiksliai ji neprisimena. Kodėl nieks Jūro Taminsko nepaklausė? O dabar faktas apie naująjį sveikatos
apsaugos ministrą Liną Kukuraitį. Apart smagiai skambančios pavardės, faktas apie jį aktualus ir dėl jo einamų pareigų. Lino Kukuraičio visi 5 vaikai gimė namuose. Pats ministras sakė, kad tokį sprendimą priėmė dėl įvairių priežasčių. Tuo metu Lietuvoje dar nebuvo labai aiškiai reglamentuojami gimdymai namuose. Ir pats Kukuraitis sakė, kad jie nebuvo visiškai nelegalūs, tiesiog situacija buvo neaiški. 2 pribuvėjos dėl to vėliau turėjo aiškintis teisme. Tačiau galiausiai, kaip pats ministras patikslino, jos buvo išteisintos. Kęstutis Mažeika, žemės ūkio ministras. 2015 metais Facebook'e jis pasidalino eilėraščiu, kuris skambėjo taip: tiesiu varpą tau, nors nei akių, nei veido nematau. Ir nežiūrėti, o imti, jeigu duoda reikia. Ir nesakykit, kad tik mane karštis veikia. Taip, šis įrašas buvo paskelbtas tarptautinės orgazmo dienos proga. Fun fact, įrašą palaikino net ir tuometinis Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis. Pats Kęstutis Mažeika vėliau sakė: nieko čia blogo, čia subtilus humoras. Ir pridūrė, kad tai buvo jo paties kūryba. Pagarba, poetas, visų ūgių. Ne tik medžiotojas, ne tik žvejys, ne tik krepšinio entuziastas, politikas ar žemės ūkio mokslų daktaras. Jis rašo gražias eiles. Apie energetikos ministrą Luką Savicką, anksčiau buvusį ekonomikos ir inovacijų ministrą. Apie jį žinome realiai nieko įdomaus. Tai jį nieko rasti įdomaus nepavyko, nes ta prasme jo Facebookas atrodo labiau kaip LinkedInas. Gal tik vienas įdomiausias dalykas tas, kad viename poste užstrigo jo klaviatūra ir E raidės pavirto į E su 2 taškiukais. Realiai tik tiek. O kur fotkės iš balių, ministrė? Metų sugrįžimas. Sumažėjo jūsų? Socialinės ir apsaugos darbo ministerijan grįžta Inga Ruginienė. Taip, buvusi premjerė, dabar socialinės ir apsaugos darbo ministrė Inga Ruginienė. Faktai. Jos sūnus žaidžia Vilniaus Žalgirio futbolo klube. 15-metis Augustas Ruginis, vartininkas. O pati Inga Ruginienė turi dar vieną pomėgį – gaminti. Kartais šeimai darau kukuliukus iš įvairiausios maltos mėsos. Kas kam patinka. Taigi jeigu jinai pratęs buvusios šios ministerijos vadovės idėją diskotekoms gimstamumui didinti, aš viliuosi tenais rasti makaronų. Tada tikrai ateisiu. Tai buvo keletas įdomių faktų apie naujosius ministrus. Nuo Lietuvos balso iki skelbimų Facebook'e pardavinėjamų bulvių ir eilėraščių apie varpas. O kuris faktas nustebino labiausiai tave? Parašyk į komentarus. Ir jeigu nori daugiau panašaus turinio, būtinai paspausk like ir prenumeruok Delfi Garsiai kanalą. Mes susitiksim jau neužilgo. Ačiū, kad žiūrėjai. Iki.